Sveiki, čia Balti vilkai, kur dalinuosi viskuo apie meditacijas, manifestacijas ir viskas tik pozityviai. Ir jau greitų metų sėkmės formulė, kurioje galėsi manifestuoti sveikatą, meilę, pinigus, verslą. Viską, ko trokštas tavo širdis, lengviausiu ir labiausiai veikiančiu keliu. O šiandieną meditacija. Meditacija, kurią tu pasirinkai atlikti. Pasirinkai klausytis, nurimti ir priimti atsakymus, kuriuos gyvenimas tau nori pasakyti. Tu pasirinkai rasti juos, rasti atsakymus, kurie jau laukia, kad juos atrastum. Dauguma žmonių praleidžia šias galimybės, nes niekad neperžengia į tylą, į ramybę ir nesustoja savęs paklausti savo vidaus. Bet būtent tu, kadangi esi čia, esi tas žmogus, kuris pasiruošęs klausytis ir gauti atsakymus, kurie nuves į tai, ko tu nori. Bet kai sustoji ir leidi savo nurimti, leidi savo išgirsti atsakymus, visas pasaulis, visata pradeda dirbti tavo naudai. O ši meditacija bus tavo vidinis GPS, kurį tu turi viduje, kuris nuves tave iš taško A į tašką B, į atsakymus, į aiškumą, į tikslą. Todėl leisk savo atsipalaiduoti visiškai. Ir jei klausi, kaip aš galiu žinoti, kada atsakymai ateis, kaip žinoti, kad aš gausiu, aš tau pasakysiu. Tavo vidus jau žino atsakymus, tau tai reikės juos išgirsti. Išgirsti šiandien, rytoj, dabar per meditaciją, bet tu juos gausi, nes tavo vidus jau žino kelią. Tavo širdį jau yra atsakymai, tik mes per savo protą jau neišgirstame, per savo kritinį protą, per visą informaciją, kurią gauname. Tik šiandieną aš išmokinsiu tave išgirsti, save išgirsti per ramybę. Kiekvienas žmogus turi tą stebuklingą jėgą ir galią, kuris žino, kuris turi eiti savo vidinį kompasą. Bet daug kas nepasitikė savimi, abejoja, baiminasi, nes nesijaučia saugus. Todėl ši meditacija yra tavo pirmas žingsnis, kuris padės tau išgirsti save ir eiti tinkamiausiu tau keliu. Ir aš žinau, kad tu gali, nes nusipelnei aiškumo ir atsakymų. Prisimink, kad tu šiame gyvenime esi kūrėjas, kuri pats savo gyvenimą savo mintimis ir gali gauti viską, klausantis savo vidaus. O ši akimirka yra tavo pirmoji stotelė, pirmas ir be galo stiprus žingsnis prisijungti prie savo tikrosios galios. Tad ši akimirka yra tavo, tu pasirinkai kurti jau savo gyvenimą, klausyti savęs ir leisk atsakymams pasiekti tave. Nes kiekvienas tavo klausimas turi atsakymą. Ir tu gali tikrai pasiekti, ko trokšti, jei tik savo leisi, suteiksi šansą atsiverti ramybei ir leisi savo, kad atsakymai ateitų lengvai ir natūraliai. O dabar, kai jau žinai, kad atsakymai tavęs laukia, tu turi tiesiog pasiruošti ir įeiti į ramybę ir priimti juos. Klausykis mano balso ir aš tą nuvesiu į klausimų uždavimą ir į ramybės būseną. Įsitaisyk patogiai, gali sėdėti ar atsigulti. Leisk savo rankoms ilsėtis. Užmerk savo švelnias ir nuostabias akis. Šiuo metu tau nieko nereikia daryti, tik kvėpuoti. Labai lėtai kvėp pro nosį. Užlaikyk 4 sekundės, 1, 2, 3, 4 ir iškvėp pro burną. Dar kartą įkvėpk, giliai ir iškvėp. Dar kartą įkvėpk aiškumą ir iškvėpk viską, ko nebereikia. Pajausk, kaip atsipalaiduoja tavo pečiai. Atpalaiduok žandikaulį, atpalaiduok kaktą,
Pajusk, kaip visas kūnas po truputį atsipalaiduoja ir tampa ramus. Jeigu eina mintis, tegu eina pro šoną. Dar kartą įkvėpk ir iškvėpk. Susitelk į mano balsą ir pajusk, kaip ramybė užlieja tavo kūną. Dabar sutelk savo visą dėmesį į kaktos vidurį. Tai tavo trečioji akis. Ten, kur gyvena intuicija, žinojimas, atsakymai. Kvėpuok. Įkvėpk į savo trečiąją akį ir iškvėpk. Kai pasiruoši, ramiai užduok savo klausimą, garsiai arba tyliai mintyse. Paklausk to, kas tau rūpi. Galbūt ką tau reikia žinoti dabar, ką pasirinkti, kuria kryptimi eiti, ką daryti toliau. Tiesiog paklausk su nuoširdumu, su atvirumu. Paklausk ir ramiai pabūk su šiuo klausimu. Nuostabu. Dabar įkvėpk ir iškvėpiant paleisk. Tau nereikia spausti jokio atsakymo. Klausykis mano balso. Tau nereikia jo ieškoti. Tu jau viską padarei. Atsakymas jau eina link tavęs. Gal jis ateis kaip jausmas, kaip vaizdas. Kartais atsakymai šnabžda. Kartais jie tyliai beldžiasi per ženklus, pokalbius, sapnus. Bet jie ateina visada. Nes kai klausi iš tylos ir ramybės, tavo vidus klausosi ir atneša tavo atsakymus. Dabar tu jau pilnai atsivėrei, pasiruošei priimti atsakymą. Skirk šią akimirką ramybei, kvėpavimui ir tiesiog pabūk, kvėpuok. Noriu tau kai ką priminti. Atsakymai jau yra pakeliui. Galbūt jie pasirodys per sapną, per netikėtą pokalbį arba per aiškę vidinę žinutę, kuri atsako taip arba ne. Kuo labiau atsiversi ir leisi sau nurimti, tuo aiškiau išgirsi. O dabar tu jau atlikai svarbiausią dalį. Dabar pasitikėk. Ir gyvenimas, ir tavo sąmonė, tavo aukščiausiasis aš tave veda visata. Tiesiog kvėpuok ir leisk aiškumui ateiti savaime. O kai būsi pasiruošęs, pamažu sugrįžk į savo kūną. Pajudink rankų pirštus, pajudink kojų pirštus. Ir dar vienas gilus įkvėpimas. Ir iškvėpk su lengvumu
ir saugumu. O kai jausi, kad laikas atsimerkti, švelniai atmerk savo akis, nes tu esi jau pasiruošęs žmogus priimti atsakymus, kurie tave nuves į geriausius dalykus, svajones ir tai, ko tu nori.